studentai? Ar jau pasiruošę paskaitai? Taip. Labai smagu, labai jūsų daug šiandien susirinko, tai mes norim jums labai padėkoti ir padėkoti jūsų mokytojam, jūsų tėveliam, kad jūs čia atvedė, gal kai kurie ir patys užsiregistravot, visai buvo. Tai prieš pradedant paskaitą noriu paprašyti kelių dalykų, kadangi mūsų yra nemažai ir mes visi norim sužinoti daug naujų ar ne dalykų, naujų mokslo žinių. Tai pasistengim šio susitikimo metu nekalbėti. Gerai? Kitas dalykas, kokį noriu paprašyti, pasistengim savo dovanėlės, atšvaitus pasidėti, kad jų nesulaužytumėm. Gerai? Į kuprinę, ant rankos, į kišenę, kur patogu. Gerai? Taip. Dabar kitas dalykas, jūs gavote, kiekvienas užsiregistravęs, gavot jaunojo atradėjo korteles. Ar taip? Turit jas visi. Jūs jų nepameskite, nes po paskaitos dėstytojai ant šitų kortelių jums galės pasirašyti, ar ne? Tai bus kaip tikras įrodymas, kad jūs dalyvavot šitoj paskaitoje ir tiesiog turėsite atminčiai tokią kortelę. Kiek žinau, kai kurie moksleiviai ir kolekcionuoja tas korteles, tai kaip sugalvosit. Ir dabar noriu paprašyti tokio vieno dalyko, pati jį išmokau visai neseniai, bet patikrinsim tiesiog jūsų, kaip jūs mokate sutelkti dėmesį, gerai? Pažiūrėsim. Tiesiog prieš pradedant paskaitai šiek tiek pajudėsim, tai noriu jūsų visų paprašyti atsistoti dabar, gerai? Atsistot. Patogiai, taip kojos pečių ploti, kaip per kūno kultūros pamokas, gerai? Ir dabar kartokit tiesiog paskui mane. 1, 2. 1, 2. 1. Taip. 1, 2. Visi. Ir dabar pridėsim rankas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nu va, šaunuoliai. Ir dabar šitais plojimais pasitinkam dėstytoją Gritą. Gerai? Garsiau. Labą dieną visiems. Kaip matote, susirinkote ne tik jūs, bet atvyko ir štai Gaidys iš Zoologijos muziejaus Vilniaus universiteto. Tai turbūt žinote, kas yra zoologija? Ar žinot, kas yra zoologija? Nežinote? Žinot. Tai yra mokslas apie gyvūnus. Na ir šiandien klausimas, kurį mes analizuosime, tai yra, kuris jums buvo užduotas, kad jūs turite išsiaiškinti, o kas atsirado anksčiau. Ar višta, ar kiaušinis, o gal krokodilas. Tai dabar, prisimindama jūsų pratimą, tiesiog jūsų pabandysiu paprašyti taip. Tie, kurie galvoja, kad atsirado pirmiau višta, atsistokite. Kiek? 1, 2, 3, 4. Gerai, 5, 6. Na gerai. Kas galvoja, kad pirmiau atsirado kiaušinis? O, kiek jūsų daug. Gerai, šaunuoliai. Na, o kas galvoja, kad atsirado pirmiau krokodilas? Gerai, sėskitės. Na, tai kaip ir dalis iš jūsų gana gerai atsakė. Na, o dabar pabandykim pasižiūrėti, kągi aš jums apie ką bandysiu pašnekėti. Taigi yra daug gyvūnų, kurie deda kiaušinius, bet ne iš visų išsirita viščiukai. Gal galite pasakyti, kas tas gyvūnas? Čia. Krokodilas. Deda kiaušinius?
Keliat kairę ranką. O kur jų? Taip. Gerai. O štai čia kas per gyvūnas? Ar deda kiaušinius? Kelkit dešinę ranką. Taip. Na, o štai šitas gyvūnas nykstantis, turbūt žinot, Lietuvoje gyvena. O kas gali pasakyti, koks vėžlys? Balinis vėžlys, teisingai atsakėte. Šaunuolis. Na, o kaip manote, kas čia per gyvūnas? O gal sliekas? Gyvatė. Atpažįstate iš akių ir atpažįstate iš liežuvio. Gerai. Na, o štai čia kas per gyvūnas? Ne. Sakykit. Kas? Jo, stokit ir pasakykit visiems. Koks šitas gyvūnas? Nu, pasakykit garsiai. Echidna. Taip. Ar šitas gyvūnas deda kiaušinius? Taip. O kuo jis dar ypatingas? Jis yra vienas iš nedaugelio, kurie maitina savo jauniklius pienu, atrodo, kartu su ančiasnapiu. Taip. Ir Tai yra žinduolis. Jo. Taip, įsivaizduojat, kai kurie žinduoliai deda kiaušinius. O ar jūs žinduoliai? Ir dedat kiaušinius? Taigi, kaip supratote, bandysim pašnekėti, o kodėl aš šneku apie krokodilus, kai kalbame apie kiaušinį? Trumpai pasakysiu apie paukščių kilmę. Taip pat pasvarstysime, o kada atsirado naminė višta ir ar čia pas jūs tupi naminė višta, tai yra gaidys, ar ne? Toliau, pasvarstysime, ar višta ir gaidys turi susitikti, kad atsirastų kiaušinis ar ne? Taip pat pabandysim atsakyti moksliškai, kas pirmiau, višta ar kiaušinis. Na ir aišku, pasiaiškinsim, ką jūs žinot apie vištų kiaušinius. Taigi, kažkada senai, 1926 metais, toksai mokslininkas Gerhardas Heilmandas parašė Paukščių kilmė. Ir tada jis parašė tokį įdomų dalyką, kad paukščiai išsivystė iš krokodilų. Ne iš pačių krokodilų, bet iš krokodilų porotėvių. Tai yra vadinasi iš archozaurų. Prieš 83 milijonų metų kažkada, kreidos periode. Taip, ir dar seniau. Štai čia jūs matote tokį protėvį. Įsivaizduojat, kad toksai galėtų skraidyti? O kiaušinius dėti? Kiaušinius dėjo, bet skraidyti neskraidė. Ir labai ilgai neskraidė. Na, jeigu mes šnekam, kad tai yra krokodilai, tai turbūt žinote, kad nuo tų laikų išliko kažkokių krokodilų dabar. Šiandien visi krokodilai skirstomi į 3 grupės. Tai yra tikruosius krokodilus, aligatorius ir kaimanus ir gavialus. Atrodytų viskas paprasta, o kaip juos atpažinti? Pasirodo, reikia pasižiūrėti į snukį. Ir tada, ką jūs matote? Ogi štai ką, jeigu tai yra aligatorius, tai pas jį yra 4 dantis toks. Va štai šitas apatinis, va skaičiuoju, 1, 2, 3, 4. 4 dantis, apatinis įsistato į viršų taip, kai jis užsičiaupia, kad jo nesimato. Tada jis tiesiog paprasčiausiai vadinama, kad tai yra aligatorių šeima. Tai yra, pavyzdžiui, Misisipės aligatorius. Jeigu ateisit pas mūsų muziejų, tai pamatysite ten rytas iš kiaušinuko, toks Misisipės aligatorius. O štai čia jūs matote tikrą krokodilą. Pas jį 4 dantis yra va štai šitoje vietoje, turbūt irgi turėčiau skaičiuoti, 1, 2, 3. Ir štai šitas 4 dantis įsistato taip, kad jisai visada matosi. Tai yra iltis, tokia gerai besimatanti. Na ir yra gavialas. Gavialai turi tokią labai įdomią formą, kaip matot.
Ir štai čia priekyje yra tokie dideli dantukai, o toliau mažesni, bet visi smailūs. Visi krokodilai turi problemą. Kokią problemą turi krokodilai? Nu? Nemato spalvų. Ką dar galit pasakyti? Ką žinot? Nes jis nemoka skraidyti. Nemoka skraidyti, taip. Ką daro? Garsiau, prašau. Negirdžiu, žinokite. Turi didelės šnervės, taip. Na, o pakol kas 3 kartus nuskambėjo atsakymas, o man neatsakėt vieno dalyko. O pasižiūrėkit, kokie jų dantis. Jie visi yra iltiniai. Ir pasirodo, krokodilas turi problemą. Jis negali kramtyti. Žinojai šitą. Na ir jeigu dar pasižiūrėsit, tai iš tiesų labai sunku pamatyti liežuvį. Įsivaizduojate, krokodilas turi ryti, praryti. Arba papūdyti ir tada tik tai suvalgyti, sudraskyti. Palaukite. Taigi, kur tie krokodilai dabar išliko? Jeigu pasižiūrėtumėt, kur dabar randami krokodilai, tai vat jūs matysite bendrai visą šitą sritis, galima pavadinti, kad tai yra atogražų juosta. Ir matote tiek Australijoje, tiek Afrikoje, tiek Amerikoje, tiek Azijoje jūs galite matyti įvairių krokodilų. Europoje gyvena, Lietuvoje yra krokodilų. Nu? Taip. Gali būti zoologijos sode, bet gali būti, kai žmonės pagal Saitės konvenciją įsigyja fermose. Ir tada gali laikyti, bet įsivaizduokit krokodilui, kokio reikia stiklinio narvo. Juk jisai gali užaugti galbūt net iki kiek metrų? 6 metrų kai kurie. Tai įsivaizduokit tokį gyvūnėlį namie. Nu? Na, tai pagarsinu. Sako, kad kartais gali atplaukti per Viduržemio jūrą. Na, dažniau būna iš tiesų, kad žmonės kai kurie laiko ir paleidžia ir paskui žiūri, o kas bus. Tai jie elgiasi labai negerai. Galima vėliau? Taigi, krokodilai. Žmonės jų bijo, bet žmonės juos valgo, o kailį nuneria. Tai yra jų oda. Ir tą odą naudoja visokiems niekučiams. Batams, rankinukams, visokiems suvenyrams, piniginėms. Ir šiandien net 10 krokodilų rūšių jau yra įrašytos į tarptautinę raudonąją knygą. Ir tai iš tiesų sudarytų beveik pusę visų krokodilų rūšių, kurie gyvena. Įsivaizduojat, jie gyveno tada, kada gyveno ir kiti archozaurai tiek milijonų metų atgal, 100 milijonų metų atgal. O dabar žmogus baigia išnaikinti. Ir įdomu, kad vieni juos gaudo dėl odos, bet pasirodo, kad čia gali būti kaltas ir kiaušinis. O kuria prasme kiaušinis? O vat štai čia labai gudri tokia schema. Čia jūs matot Misisipės aligatorių. Pasirodo, kai krokodilė padeda kiaušinius, yra visiškai neaišku, kas iš jų išsiris. Ar patinėliai, ar patelės. Ar žinot, kas yra patinėliai ir patelės? Gerai. Pasirodo, kad iš šitų kiaušinių, juk jūs, kai buvot pas mamą savo pilvuke, tai mama jau turbūt žinojo, ar jūs būsit berniukas ar mergaitė. O pas krokodilą pasirodo neaišku. Ir va štai kas nulėmė. Ogi pasirodo, jeigu lizdas, kurį užkasa kažkokiose dregnosios žolėse lapuose, tokiuose pelkėtoje vietoje. Ir jeigu aplinkos temperatūra yra apie 30-32 laipsnius, tai tada vystosi patelės.
O jeigu temperatūra aukštesnė, bet užtenka tik 2 laipsnių, pasirodo vystosi patinai. Tai įsivaizduokite, koks gali būti gyvenimas, jeigu dabar klimatas šiltėja. Ir kiek temperatūra kils? Kaip jūs žinot, kaip mokslininkai skaičiuoja? Laipsniais. Jeigu tai bus 2 laipsniai, ar matot, kas atsitiks? Visų krokodilų kiaušinių, iš visų kiaušinių išsiris tik tai patinai. Ir krokodilų neliks. Ar norite, kad tai būtų? Tikrai norite, kad jūs būtų, kad nebūtų tokių gyvūnų, kurie gyveno, kada gyveno archozaurai? Taigi pasvarstykime, o kaip su paukščiais? Kodėl dabar su tais paukščiais ir krokodilais? Pasirodo, kad tas mokslininkas, kuris mąstė, kad paukščiai išsivystė iš krokodilų, iš archozaurų, klydo. Nes pasirodo, kad plėšrūs dinozaurai paukščius išsivystė šiek tiek vėliau jau, apie 150 milijonų metų. Ir kas įdomiausia, kad besivystydami į paukščius, jie, pavyzdžiui, dar išsivystė, į tiranozaurus, į ichtiozaurus ir visokius kitokius gyvūnus. Na, kokiais metais? Tik tai 1860 metais Vokietijos vėlyvosios jūros uolienose buvo rasta suakmenėjusi plunksna. Va tada ir pagalvojo, kad štai čia ir bus tas pirmasis paukštis. Na ir štai taip labai mandrai atrodo 2014 metais išspausdintas mokslinis žurnalas Science. Galbūt girdėjot, iš anglų kalbos išvertus mokslas. Tai va, šiandien yra gražiai parodyta, o kaip vystėsi šitie paukščiai. Tai va, kažkada senais laikais, prieš 224 milijonų metų, neotarapodai buvo tokie, kaip dabar būtų 2 stručiai. Įsivaizduojat? 2 stručių dydžio. Kiek strutis? Kiek kilogramų sveria? 100, kas daugiau? Nu? 110, kas daugiau? Kiek? Kas daugiau? 125? Ne? Mažiau? Jau girdėjau atsakymą. Kas pasakė 130? Atsistok, pasirodyk visiems, paplokit. Strutis, bet aš jūsų nepaklausiau, koks jums reikia būtinai pasakyti. Afrikinis strutis. Jeigu ateisit pas mus į zoologijos muziejų, tai pamatysit, ten tokia koja yra. Matėt? Afrikinio stručio. Tai vat, įsivaizduokit, prieš 224 milijonų metų štai šitas kažkoksai tai dinozauras vystėsi. Tai kas, jisai vystėsi ar kas vystėsi? Ar iš jo kiaušinio kažkas išsirito, ne jisai? Iš jo kiaušinio, turbūt išsivyto ne jisai. Ir tai buvo tetanūrė. Tetanūrė jau labai panašus į stručius, apie 163 kg svėrė prieš 198 metus. Bet ir tai ne pabaiga. Kaip matote, pasirodo, tik po to vystėsi pats didžiausias dinozauras. Tiranozauras. Koks? Rex. Ir va štai tuo metu buvo ir tam tikri dinozauro paukščiukai. Tai yra Coelurosaurija. Jau svėrė tik 27 kg. Na, pirmieji paukščiai jau tokie būtų jau panašesni, galbūt tai būtų paravis. Na ir iš tiesų paukščiai atsiradė labai vėlai, tai yra kada ir atrado tą Archaeopteryxą. Tai vat Archaeopteryxas yra tokia aklina atšaka, jisai išnyko. Taip, bet paukščiai liko. Bet mes jų nebevadinam dinozaurais, taip. Kodėl
Kodėl? Ogi pasirodo, mes galime pasižiūrėti į vidinę sandarą. Pasirodo, neoterapodai yra laikomi, kad jie artimi paukščiais dėl tam tikros keteros ir kaklos lankstelių panašus. Tetanūrai yra panašus, kad turėjo tokius šlaunikaulius, kaip dabar turi paukščiai. Taip pat, kaip matote, paukščio sparne yra 3 pirštai išsivystę. Ir kas atsirado? Jau tuo metu atsirado snapas su šnervėmis. Celurozaurija, kaip matote, trečioji, tai pirmieji buvo su plunksnomis. Pas juos jau buvo pasirodę plunksnos. Ir šalia to pas juos dar pasirodė ir jau slanksteliai su tokiam ataugom. Tai yra sustiprina visą karkasą, kad jisai lengvėja ir kartu tas karkasas, kad jisai galėtų gerai bėgioti, nes tuo metu dar paukščiai neskraido, tik taip biškai bando paplasnoti. Na, o paravės jau turi visiškai nelankščią uodegą, negali pavizginti kaip šuniukas. Jis turi atvirą dubenį, o tai reiškia, kad yra ir prisitaikymas tiem kiaušiniams dėti, ir krūtinkaulis pailgėjęs, ir labai lankstus riešas šitoje vietoje. Tai yra, kad ruošiasi skraidyti. Na ir atsiranda štai šitos vairuojamosios arba aerodinaminės kontūrinės plunksnos, kada jisai gali skraidyti. Na ir pasirodo, dabartiniai paukščiai, jie tik tai truputėlį patobulėjo, tiesiog sparnai ilgesni tapo ir jie atrado įvairius plasnojimo būdus. Na, aš pabandysiu jums mažą filmuką parodyti, ką aš čia jums pasakojau. Na, o štai čia jūs matote, kaip iš vis gyvybė turbūt atsirado. Buljonas, lava, taip. Ir pirmieji gyvūnai. Vienaląsčiai, verpetės, jų ir dabar galima rasti. Moliuskai, galvakojai, nautilius. Jie buvo 2-3 metrų skersmens. Na ir matote pirmosius roplius. Ar ropliai? Ne. Vat štai čia jau jūs matot tos roplius. Na, o po daug metų, turbūt žinote, kad yra katastrofa, nukrito meteoritas, viena iš teorijų. Ir vat štai tada
temperatūra atšalo. Ir tie visi dinozaurai sušalo. Na, matau ir tiranozaurą visiškai sušalo. Jie dar taip pat šaltakraujai, vadinasi, nelabai gali judėti, šalta, užmiega. Bet kai kurie bandė bėgti. Tarp žemynų, ieškojo šiltesnės vietos. Ir tik tai tie, kurie liko atogražuose, kažkaip toliau galėjo vystytis. Didžioji dalis persimaišė, bandė ieškoti, bet neišgyveno. Na, o štai šitas berods išgyveno, bet ne toks, o biški kitoks. Ir vat štai čia jūs matote gražiai, kaip atsiranda plunksnos, kaip pradeda skristi. Ir vat štai šitie dinozaurai buvę, tapę paukščiais, sėkmingai išgyveno. Galbūt pažįstat, koks paukštis buvo? Tikrai, gandras? O man atrodo pelikanas. Nu, gal aš klystu. Taigi, kad galėtų įvykti visi šitie pakitimai, aišku, reikėjo kažko tai, kas ląstelėse pasikeistų. Tai įsivaizduokit, kiek buvo visokių kataklizmų. Radiacija, kažkokie tai meteoritai, šaltis, karštis ir kitokie dalykai. Trumpai tariant, tai buvo įvairūs mutaciniai faktoriai. Jūs dabar visokių chemikalų irgi ragaujat, jeigu valgot čipsus ir visus kitus dalykus. Vadinasi, irgi visi gali įvykti mutacijos. Na ir vadinasi, kažkuriuo metu, kai tos mutacijos išlieka, jeigu jos atsiranda tose ląstelėse, kurios yra pradžia, tai iš tiesų, kada mes žiūrim į vištos kiaušinį, tai pradžia ne vištos kiaušinį, o kažkada dar anksčiau, kol moteriška lytinė ląstelė dar yra viduj. Tai yra, mes šnekam apie lytinės ląsteles. Ir vat jeigu lytinėse ląstelėse atsiranda pakitimas, tai kada dvi lytinės ląstelės susitinka, jisai gali savo palikuonim perduoti tą pakitimą. Taigi kažkada turėjo atsirasti štai tokie pliki dinozaurų viščiai. Bet jūs turbūt žinote, kad šiandien mokslininkai stengiasi padaryti atvirkščiai. Jie kai kurias vištas bando nuplikinti. Jie daro genetinės modifikacijas, kad vištos iš karto būtų be plunksnų. Ir tas vištas būtų galima iš karto netrukus kepti, kad nereikėtų jų pešti. Bet žinot, kokia didelė problema? Tom vištom labai šalta. Taigi, iš tiesų, gilioje senovėje žmonės atkreipė dėmesį, kad kai kuriuos gyvūnus galima panaudoti savo reikmėms ir juos prijaukindavo. Tai jeigu mes konkrečiai šnekam apie vištas, tai vištos buvo prijaukintos keliose pietų ir pietryčių Azijos regionuose – Kinijoje, Indijoje, Mianmare, Tailande.
Ir visur žmonės buvo tokie protingi, kad jie visas vištas, kurias buvo panašios galbūt iš šitą gaidžiuką, bandė prisijaukinti. Ir jeigu Darvinas kažkada sakė, kad tarsi būtų, kad bankyvinė višta turėtų būti, arba raudonoji džiunglių višta turėtų būti naminės vištos protėvis, tai galiu pasakyti, kad toli gražu taip neįvyko. Kai mokslininkai paėmė ir pasižiūrėjo tas pačias ląsteles ir pažiūrėjo DNR, kas ten viduj, atrado, kad bent jau dabar mes galime kildinti naminės vištas iš 4 netgi vištų, kai kurios jos Indijoje, kai kurios Šri Lankoje, kai kurios Javoje. Taip, ir štai pasirodo tos vištos elgiasi taip pat kaip dabartinės vištos, tik tai jos yra agresyvesnės, tai yra gaidžiai yra agresyvesni. Tai vat vėlgi pabandysiu aš jums parodyti, kaip atrodo tokios vištos. Kurį iš parodytų vištų jūs matot? Žalioji džiunglių višta, raudonoji džiunglių višta, Ceilono višta. Kuri? Arba štai čia galite pasižiūrėti į kitą. Šitą turbūt neatidariau. Čia yra Ceilono višta. Tai yra ta pati, kurią jūs matote ant stalo. Turi tos pačius požymius kaip ir visos vištos. Turbūt žinote, kad visos vištos kiaušinius deda ant kiaušinių, todėl labai reikia, kad patinai būtų gražus. O štai dagiam reikalinga tokias skiauterės, spalvotumas, nes jeigu bėga plėšrūnas, tai pirmiausia turi pamatyti patiną, nes patelė paprastai būna daug bliškesnė ir jinai kur nors peri kiaušinius. Ne? Ir jinai renkasi tada patį spalvingiausią patinuką. Taigi, grįžtam prie vištų. Taigi, kurią vištą matėt? Pilkąją džiunglių vištą, Ceilono, raudonąją ar žaliąją džiunglių vištą? Ceilono matėt ir pilkoji džiunglių višta. Na, o kadangi paukščiai buvo prijaukinti skirtingose vietose, tai jie skyrėsi vieni nuo kitų, žmonės juos porodavo ir palikdavo tuos, kurie turėjo reikalingų savybių. Nu, vat štai pavyzdžiui, matote, tokius pankelius su padeliais, ne? Arba štai tokias vištukės. Taigi turbūt jau dabar visi galit pasakyti, kas pirmiau, paukštis ar kiaušinis? Na, pabandykite atsistoti. Kas sako, kad pirmiau buvo paukštis? Gerai, sėskit. Iš tiesų buvo kalta ląstelė, kuri buvo paukštyje, kad susidarytų kiaušinis. Na, o dabar kitas klausimas. O kaip jūs manot, ar višta ir gaidys turi susitikti, kad būtų padėtas kiaušinis ar ne? Nu, gerai. Taigi, vienas atsakymas nuskambėjo. Jeigu norite, kad išsiperėtų, tai gaidys turi susitikti vištą ir turi susiporuoti. Pasirodo, gaidžio spermatozoidai vištoje gyvi išlieka 35 dienas. Tai yra daugiau negu mėnesį. Paskui, kai baigsim paskaitą, jūs galėsit prieiti ir paprašyti Tado, kad jums parodytų, kaip atrodo gaidžio spermatozoidai. Kokie jie mažiukai. O toliau įsivaizduokite sudėtingiau. A va čia aš jums pabandysiu paaiškinti
kaip dabar, kurioje vietoje turėjo įvykti mutacija. Taigi, mutacija turėjo įvykti šitoj kiaušialąstėje. Ir vat, kai jinai patenka į kiaušintakį, per 40 minučių spermatozoidas turėtų ją apvaisinti, jeigu norite, kad išsivystytų viščiukas. Bet jeigu gaidžio nebuvo, pasirodo kiaušinis vystosi vis vien. O kas tai yra kiaušinis? Ogi pasirodo, kad aplink trynį susiformuoja baltymas, kol keliauja tuo kiaušintakiu. Paskui atsiranda vidulys, lukšto membranos. Ir didžiausia vystymosi laiką sugaišta, kol susiformuoja lukštas. Lukštas, vanduo prisisotina į baltymą ir druskos net 19 valandų iš visų 24 valandų, tai yra per vieną parą yra padedamas kiaušinis. Tai vat, kad atsirastų paveldimas pakitimas, kaip supratote, reikia ne tik kiaušinio, o pirmiausia reikia gaidžio, reikia vištos, reikia jų lytinių ląstelių ir kad tas lytinės ląsteles kažkas paveiktų. Ir tik tada formuosis ne viščiukas arba viščiukas. Viščiukai susidaro, išsirita po 21 dienos. O įsivaizduojate, kokiame karštyje jie perisi. Atsimenat krokodilas? 30 laipsnių, 32, 34 laipsniai. O viščiukas perisi net 41 to laipsnyje. Po višta. Višta yra perkaitusi. Kokia jūsų temperatūra, ar pamenat? 36. O jeigu jums 41, ką jūsų tėvai daro? Taip. Taigi situacija, pasirodo višta visą laiką karščiuoja, bet karščiuoja ir visi paukščiai, o ypač kai jinai peri. Na ir baigdama, norėčiau dar trumpai paklausinėti, o ar žinote mįslę? Kas yra skaičius 2 raidės ir 5 skaičiai ant kiaušinio? Nu? Pabandykit pasakyti. Dydis raidės. Dydis. Ne. Kokioje šalyje, kiaušiniai iš kokios šalies, sutrumpinimas, pavyzdžiui, LT, LV, ir taip pat yra kokiomis sąlygomis laikytos vištos, pavyzdžiui, 0 ekologiškomis ir taip toliau, daugiau nelabai. Gerai. Tai iš tiesų jums ir atsakė, o jūs patys irgi atsinešėt kiaušinius ir galėsit pasižiūrėti, kokie yra jūsų tie kiaušiniai. Bet prieš tai pabandykim visi bendrai pasimokinti. Taigi, jeigu vištos gyvena narve, ant narvelio jo kojos, jos susigrūdusios, viena kita kapoja, tai greičiausiai išduoda skaičius trejetukas. Pagal ES direktyvas dabar patvirtintas naujas plotas narvo 750 kubinių centimetrų, tai nėra kvadratinio metro. Ir ten turi tilpti 4 vištos. Tokie kiaušiniai yra štai tokių vištų, kurios laikomos narvuose. Jeigu skaičius 2, tai vištos vaikšto ant kraiko. Paukštynuose, fermose ar kitur. Na ir kaip jūsų draugė sakė, skaičius, jeigu yra 0 arba 1, tai reiškia, kad šitos vištos gyvena labai gerai atviram lauke, lesa pašarą, kuris užaugintas naudojant tik natūralius priedus. Raidės, tai iš tiesų yra šalis. Štai jis būna taip, pirmas skaičiukas rodo, ar jos ant kraiko ar laisvėje, čia jūs matot raidės. Na, o 5 skaičiai, kuriuos jūs matote, tai yra paukštyno registracijos numeris, kurį suteikia
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Taigi, kaip manot, kurie kiaušiniai yra patys sveikiausi? Kur 1 arba 0. Šaunuoliai. Vadinasi, jūs tikrai išmokote ir šiandien turėsit ką papasakoti. Na, o dabar paskutinis jums filmukas ir tada pakviesiu žmonės, kurie turi kiaušinius, surasti tas visas dalis, kurios matosi jų filmuke. Taigi, jūs matote? Embryologists often make their own tools. The embryos of the domestic chick, Gallus domesticus, are excellent for study. Taip. Oi, kur numečiau? Taigi, kiaušinis. Reiškia, jeigu jūs atsinešėt kiaušinį, jūs turite pirmiausia apžiūrėti, kokius kiaušinius jūsų mama perka. Ar tie, kurie yra ekologiški ar ne. O toliau jūs galėsit ateiti prie stalo, kuris drąsiausias ir galėsit pabandyti atidaryti kiaušinį ir paieškoti visų dalių. Atvėrus kiaušinį, jums į lėkštutę išsipils trynys ir baltymas. Štai čia tik tai jūs matysite viščiuko užuomazgą, jeigu ten buvo gaidys. Taip. O štai čia, jeigu jūs pardysite lukštą, jūs rasite membranas, plėveles, jų yra net 2. Ir ten yra oro tarpas. O kam reikalingas oro tarpas? Kvėpuoti. O kada kvėpuoti? Tai žinokit, yra pirmas gurkšnis oro, kai viščiukas bando išskristi. O lukštas pasirodo irgi labai sudėtingas. Jisai labai panašus kaip kriauklė, sudarytas net iš 3 dalių. Šita yra, bet viena svarbiausia savybė jo yra, kad pirmoji yra tokia organinė ir jūs matote skylutės. Jeigu jūs pareisit namo ir užlašinsit ant kiaušinio rašalo, tai jūs pamatysite, kad rašalas prasisunkia ant kiaušinio. Per Velykas jūs tai matote, ne? Iš tiesų. Na ir dar viena dalis labai paslaptinga. Tai yra, vat štai šitas dalykas, jūs matote vytulį. Ar žinote, kam reikalingas vytulys? Ne? Nu, bandykit, dar vienas drąsuolis. Pabandysit pasakyti? No? Baltymas nejudėtų. Kad trynys ir baltymas nejudėtų? Ne. Bandykit dar vienas. Ne? Kad trynys ir baltymas neišsiskirtų, neišsivaištų. Nu, kas dar? Kas? Kas? Nu? Gal kaip virkšteliai išeina, kad kaip praeina oras? Oras. Nu, pakol kas negavau dar teisingo atsakymo. Kad trynys ir baltymas nesusimaišytų. Kad trynys ir baltymas nesusimaišytų. Ir tai dar ne tai. Nu, gal žino? Nežinote? Ogi viskas labai paprasta, bandau atsakinėti. Taigi įsivaizduokite, ten yra trynys. Štai jūs matote trynį. Ant trynio viršuje yra viščiukas turi vystytis. Vadinasi, višta turi tupėti ir 41 laipsnis turi būti iš karto ant viščiuko. Tai va šitas vytulys neleidžia kiaušiniui persisukti, taip visada šitas gemaliukas, tai yra viščiukas, būna arti vištos. Ir šitas vytulys reikalingas tam, kad visą laiką, jeigu kaip jūs be pasuktumėt kiaušinį, visada šitas embrionas būtų viršui prie pat vištos. Bet yra tokia problema, kai viščiuko jau pusė išsivysto ir jisai nebegali taip vartytis, tai tada višta turi pati apversti kiaušinį. Ir tada viščiukas išsivysto. Jeigu kiaušinis neverstas, pusė kiaušinio išsivysto, pusė viščiuko yra, pusė nėra. Tai va,
Taigi, tuo aš ir baigiu. Tas, kas turi kiaušinį, ateisit pas mane čia ir mes pabandysim surasti, kurioje vietoje yra viščiukas. Kiti rikiuojasi į gražią eilę. Eina pasižiūrėti spermatozoido ir kaip vystosi viščiukas, bet į gražią eilę. Na, o pas mane pabandykite ateiti tie, kas turi kiaušinį. Pabandysim pramušti kiaušinį.